We calling now, everybody calling now. We calling now, the boy, he's drinking wine. Yeah. 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 Arba prigėrė, lau. Klausau. Labas vakaras. Labą vakarą. Ar su Dovydu kalbu? Jo. Dovydai, čia jūs tas pats, kuris dalyvavot meilės trikampyje, ar ne? Jo. Atsimenat man, Žydrūnas aš. Žydrūną? Taip. Mano vardas Žydrūnas. Neatsimeni. Aš buvau atsakingas už programą. Na, dabar esame ir operatoriaus dar. Na, gal ir neatsimeni, nesvarbu. Kaip laikais prabėgus tiek laikui? Nieka, dalyvavau vienoj radijo laidoj. Kokioj? RS2. RS2. Kas čia per velnas? Kaip? Kas čia? Nu, nesvarbu. Nu, tai kaip sekės? Nu, nieka, irgi kalbėjau kaip daugkartinis realybės šou dalyvis. Oho, tai čia klausyk viskas okei. Jo. Žiūrėk, pas mus toks reikalas yra, matai. Mes su Hebrytė pasitarėm, aš dar turiu savo asistentą Martyną. Jisai atsakingas už prominimą Lietuvos tų visų realybės šou dalyvių ir vienas tu iš jų esi, tai mes susidomėjom tavim. Aha. Žiūrėk, ką tu manai, nenorėtum, nu šiek tiek ten, nežinau, vat, kokį žurnaliuką pakliūt, pasipasakot, kaip tu gyveni, žinai, kaip tau ten gyvenimas su paneliam ir panašiai. Gal ir galėčiau. Galėtum, ar ne? Aha. A tu turi kokių nuotraukų, ar reikėtų fotosesijos? Nuotraukų? Nu, Turiu, bet senų. senų. Nu, tai reikėtų naujų. Aha. Žiūrėk, dabar taip. Visų pirma, mes per radiją dabar praleisim tokį pasisveikinimą, tai mums reikėtų, kad įrašytum dabar. Ta prasme, telefoninį pokalbį tiesiog prisipažink, kad tu esi Dovydas Agurskis, dalyvavai ten realybės šou ir linkėjimus ten perduot galėsi. Dabar? Nu dabar. Marčiau, galim? Laukia, tai labai blogai girdėti. Aš girdžiu tave Aš gerai. tai normaliai girdžiu, galėsiu aš išvalyti galėsiu tą visą triukšmą supranti, bet tik tai reikia, kad jis raiškiai pasakytų. O kokį tekstą dabar jiems Nu tai sakyti? elementarų tekščiuką, koks jo vardas yra? Dovydas. Dovydas. Taigi čia tas. Su tom Ai, bobom. va, aš galvoju, kur čia jis man girdėtas. Taip, tai Dovydai, dabar žiūrėk, bus tokia laida per radio stotį, supranti, ir mes prominsim tuos buvusius realybės šou dalyvius. Ir rinksim geriausią 2009 metų geriausią realybės šou dalyvį. Tai jeigu nori, supranti, dalyvauti ir būti išrinktas galbūt geriausiu, tai va, tau reikia prisistatyti, okei? Dabar žiūrėk, per visus metus buvo realybės šou daug tenais, apie 100 dalyvių yra pririnkta ir tavo numeris yra 8. 8? 8. Tai dabar taip, sakyk, sveiki, mano numeris 8, aš Dovydas Sagurskis. Ar girdi? Nueik, kad nemaišytų draugai, nueik kur nors ramiau. Nu taip. Nu, Marčiau, rašai, ne? Tai aišku, rašau, aš jau nuo pradžių čia, žinai, rašinėjau. Taip, sakyk, sveiki, aš Dovydas Sagurskis. Nekalbėk ant viršaus, tegul jis susako. Nu gerai, tai sakyk. Sveiki, mano numeris 8, aš esu Dovydas Agurskis. Ne taip, pasakyk, kad pirmą vardą pasakytų, paskui numerį. Taip, pirmą vardą, pavardę, tada numeris ir pasakyk, kelintais metais dalyvavai realybės šou. Ir kaip sekėsi. Ir kaip sekėsi. O sakyt kokiam? Tai sakyk, aišku, gali kokiam. sakyti, čia nesvarbu. Sveiki, esu Dovydas Agurskis, mano numeris 8, realybės šou Meilės trikampis dalyvavau 2008 metais ir iš jo išėjau su panele. Žinok, labai sumalė jisai, pasakyk, galėjom pasakyti, kad jis Sumalė, atskirtų. lėčiau, Jo. supranti, reikia. Seksualiau taip biški nutaisyk. Ir gali pasakyti, mano numeris 8, ten mano paslaptis, kodėl aš išėjau su mergina. Kokia paslaptis, kaip jis supranti Jo, išėjo. kaip tu, nu papasakok. Ne visiemgi taip sekasi. Taigi dalyvavai realybės šou, Nu. tą žvaigždiškumą turėtum jau Jau žinoti. turėtum nebijot scenos, pasakykim, nu. Nu, varom. Esu Dovydas Agurskis, mano numeris 8, dalyvavau realybės šou Meilės trikampis ir iš ten išėjau su mergina. Paklausk, kodėl jis man nepasako, nu. Nu nesvarbu, žiūrėk, dabar apie tą merginą gali pasakyti šiek tiek, mes norim informacijos. Ar tu išėjęs, nu, ten tęsiasi santykiai, pasimylėjai su ją, kažkokių detalių reikia? Kai išėjau iš... Kas čia buvo? Kaip? Kas čia buvo, nesupratau. Papypsina. Ai, nu davai iš taujo. Kai išėjau iš realybės šou su mergina, po to mūsų santykiai buvo paprasti, kelis kartus susitikom.
Kažkaip neišbaigtas sakinys. Pabaig sakinį. Kad užteks gal? Nu va, labai gerai pabaigai sakinį. Ar pasimylėjot mes? Kaip? Ar pasimylėjot su ją? Ne visiems gal čia būtina žinot. Nu tai mes čia dviese su juo tik tai rašiniai. Nesvarbu. Tai žodžiu nedavė jinai tau, ne? Viską gali būti. Supratau. Zip FM. Labas, sužmogau su tavim radio stotis Zip FM, mes tiesioginėme. Kaip laikaisi? Radistai su tavim. Visai nieko, ne? Aš sakyčiau, dabar tu jau antrą kartą patekai į radiją, žiūrėk. Pasikalbėjom. Kaip laikaisi? Gerai. Ar ne, kuo užsiėmei? Mes tau sutrukdėm alutį gal gurkšnot? Beveik taip. Beveik taip, supratau. Tai ką, sėkmės tau, ačiū už pokalbį Ir gero vakaro tau. Gero Ate. vakaro. Iki. Iki. Šaunuolis. Va čia tai žmogus. Super, labai malonus.